Jūs esate viena iš žymiausių mūsų krašto audėjų. Pasakykite, iš kur jūs išmokote austi, kas jūs mokė? Aš pradėjau austi, gal turėjau tik 14 metų. Kadangi mūsų šeima buvo gausi, namuose labai daug buvo audžiama, paklodų, buvo mano teta namuose audė daug. Ir kadangi aš po pradinės mokyklos toliau nesimokinau, turėjau daug laiko ir aš norėjau kažką gero, kažką tai daryti. Ir tėtos buvo likę stovai, visi ten ir nytys ir viskas, ir aš mamos padėjo tada ir mama man pirmą audimą užsimesti ant stovų, ir tada jau aš tikrai pradėjau austi. Aš myliu labai, galima pasakyti, kad žaisti su siūlu, nes paimi siūlą ir galima iš jo labai gražų dalykų padaryti. tą siūlą išglostai, savo rankom sušildai, padarai taip su meile, su šiluma, ir kadangi vėliau jau paskiau netgum gaila ir skirti su tuo daiktu. Ir vat taip, kad dabar išėjau į pensiją, turiu laiko ir taip visko noriu daug dirbti, rankų darbo, ir megzt vašeliu, ir juostas nert, ir aust, ir tikrai man tas sudaro didelį malonumą. Aš taip dirbdama atsilsiu, atsipalaiduoju. Aš labai myliu tą darbą. Su siūlais žaisti, vienu žodžiu. Iš kur motyvų savo darbams, raštams? Ar žiūrite iš kitų, ar kažkaip kurate? Aš daugiausiai tai iš senoviškų raštų imu ir pagal savo nuožiūrą kažką tai dadedu, ar kokį lapuką, ar kažką paįvairinu. Bet daugiausiai iš senoviškų raštų. Noriu atkurti močiutės, tėtos, mamos audimo motyvus. Taip, kad man labai patinka tie senoviški raštai. Aš labai myliu austi tulpes, kadangi tulpė priklauso į lelijų, į tokią... Ar jaunimas nenori mokytis, nesikreipia jūs, kad jūs pamokytut? Aš senoj klebonijoje, ponia Aldona Vaicekauskienė buvo suorganizavus mokyklą audimo. Jaunimas mielai atėjo, bet dabarties, jeigu pragyvenimo šaltinio iš to tikrai nėra, tai ką žinau, dėl savo malonumo, kas labai myli tą audimą, kas myli siūlą, tai gal dėl savo malonumo ir austų, bet taip, tai ką žinau. Buvo mergaičių tokių, kurios tikrai labai gabios ir labai įdomėjosi ir greitai išmoko to audimo. Bet tai čia nėra ir pragyvenimo šaltinis. Tik tai į parodas, kur į muziejus, ir aš tai darau ir išdalinu. Ar nėra problemų su siūlais? Tikriausiai nėra, bet ar jie yra pakankamai pigus? Čia pas mus Lenkijoje yra gana brangus, o lino tai aš dažniausiai iš Lietuvos. Dalį duoda man Aldotė Vaicekauskienė, o čia tikrai brangus siūlai yra. Ar sunku yra išmokti austi, siuvinėti? Ką myli, tai tikrai nesunku, tik su malonumu tą darai ir visai yra lengva. Pavyzdžiui, austi, jeigu tu moki iki 30 skaičiuoti, tai ir išausti galima tikrai, nes posmas, vadinasi, vienas posmas 30 vienetų ir taip apskaičiuojam, kiek posmų reikia dėl audimo. Ir šiaip, kad ką žinau, aš tą myliu ir man labai lengva tą daryti ir nėra sunku.
O kur galima pamatyti jūsų darbo vaisius, audinius, siuvinius? Daug iš austų dalykų, tai daug senoj klebonijoje yra. Paskiau pono Vainai, tai daviau irgi audimo truputį. Ir visur į parodas važinėjau su audimai savo, Vengožavą, čia Lenkijoje dažnai, į Lietuvą irgi, kur su koncertu važiuojam su gimtinės ansambliu, dažnai ir parodą ten vežamės ir mano audiniai ten visada grožisi. Ačiū labai. Ačiū.